Plungės kraštas, įsikūręs Lietuvos šiaurės vakarinėje dalyje. Šis kraštas yra išsaugojęs gana turtingą materialų ir nematerialų į kultūros paveldą. Čia galima išgirsti žemaičių tarmę, labai įdomių šių vietų istorijų, surasti dvarų kultūros pėdsakų, senas kapinaitės, urbanizacijos nesunaikintą kraštovaizdį. Čia ypač gyvos liaudies menų tradicijos. Kraštas garsėja darbščiais ir kūrybingais žmonėmis. Plungė garsėja kunigaikščio Oginskių parku, jo dvaro rūmais. Plungės kraštas žymus savo literatūrinio ir sakralinio meno palikimu. Čia ryški Žemaitis, Vytauto Mačernio, Sofijos Čiurlionienės Kymantaitės, Šatrijos raganos ir kitų literatūros klasikų dvasia. Plungės kraštas išskirtinis ir savo unikaliomis medinėmis baroko bažnyčiomis – Alsėdžiuose, Gintališkėje, Gegrėnuose, Beržore ir Plateliuose. Tik Plungės rajone yra net 2 Kristaus kančios keliai – Žemaičių Kalvarijoje ir Beržore. O didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, sutraukiantis dvasios atgaivos ieškančius iš viso pasaulio, tapo antrąją tikinčiųjų Jeruzalę ir pagrindinė Telšių vyskupijos šventovė bei piligrimystės vieta. Žemaičių Kalvarijos senasis pavadinimas – Gardai. Jis rašytiniuose istorijos šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1253 metais. Miestelis įsikūręs nuo seno apgyvendintoje vietovėje, kurioje stūkso piliakalnis Švento Jono kalnas. Varduvos upelio dešiniajame krante, jos santakoje su Pagardieniu, stovėjo Kuršių pilis, o jos papėdėje buvo įsikūrusi gyvenvietė. Ši gyvenvietė 1417 metais įkūrus Žemaičių vyskupiją, kaip ir netoliese esantis Alsėdžiai, buvo atiduoti Žemaičių vyskupo nuosavybėn. Ir 16 amžiaus pabaigoje buvusios gynybinės pilies vietoje pastatyta Švento Jono Krikštytojo bažnyčia. Į Gardus vyskupo Jurgio Tiškevičiaus kvietimu atvyksta vienuoliai domininkonai, kuriems pavedama rūpintis parapiją ir 1639 metais Garduose įsteigiamas 20 stočių kryžiaus kelias. 17 amžiaus pirmoje pusėje į Gardus iš Romos pargabentas Švenčiausios Dievo motinos Marijos su kūdikiu paveikslas, kuris Lietuvoje ir už jos ribų ima garsėti stebuklingomis malonėmis. Plūstantis maldininkai į Kalvarijas nulėmė naujo pavadinimo šiai vietovėje atsiradimą. Vyskupas Jurgis Tiškevičius maldininkų pamėgtą vietą pavadino Naująją Jeruzalę. Tačiau šiam vardui neprigijus, ilgainiui ją imta vadinti Žemaičių Kalvarija. 1988 metais, gegužės 6 dieną, popiežius Jonas Paulius II Žemaičių Kalvarijos bažnyčiai suteikė bazilikos titulą, o centrinėje navoje esantis stebuklingas Dievo motinos Marijos paveikslas 2006 metais vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis. Jam suteiktas krikščioniškų šeimų karalienės titulas. Žemaičių Kalvarijos bazilikoje saugoma Švento kryžiaus relikvija. Ši relikvija tai dalelė kryžiaus, ant kurio mirė Kristus. Ji didžiausia rytų Europoje ir vienintelė tokia Lietuvoje. Kasmet Liepos 1–12 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyksta didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Maldininkai čia atvyksta pasimelsti prie stebuklingojo paveikslo, giedodami kalnų giesmes, apeina Kristaus kančios kelią ir sustiprėja dvasiškai grįžta į namus. Todėl Žemaitijoje kiekviena parapija, kiekvienas tikintysis stengiasi kasmet aplankyti Žemaičių Kalvarijos šventovę. Žemaičių Kalvarijoje yra seniausia mokykla, kurią 1644 metais įsteigė vienuoliai domininkonai. Ši mokykla XIX amžiaus pradžioje peraugo į gimnaziją, kurioje mokėsi Motiejus Valančius, Simonas Daukantas. Šiandien ši mokykla vadinasi Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija. Žemaičių Kalvarijoje
Veikė stipri dar aktorinė mokykla. Vaikus mokė dar aktoriai. Bene pusę kalvariškių lietuviškai skaityti išmokė dar aktorė ir knygų platintoja Emilija Pocaitė. Lietuviškas knygas dar aktoriams pristatydavo knygnešiai Petronėlė ir Barbora Riepšaitės, Viktoras Norkus, Jurgis Gudas, Kostas Baltymas, Vincentas Juška, seserys Dokšaitės. Knygnešiui Vincentui Juškai pastatytas paminklas mokyklos kieme. Vaikeliai, imkit ir skaitykit, aš tiek dėl jų kenčiau. Tai paskutiniai knygnešio žodžiai testamente. Vytautas Mačernis, vienas pačių reikšmingiausių savo kartos poetų. Gimė 1921 metais birželio 5 dieną Šarnelėje, netoli Žemaičių kalvarijos. Žemaičių kalvarijoje esančiame muziejuje sukaupti poeto kambario baldai, rankraščiai, gyvenimo nuotraukos. Pakeliui į tėviškę, žūties vietoje stovi koplytstulpis, kuris mums primena trumpą, bet labai prasmingą poetų gyvenimą ir kelionę į gimtuosius namus. Šarnelės kaime galima pavaikščioti poeto mėgstamais takais, jo vizijomis, nes viename laiške Mačernis rašė: Aš esu didelis svajotojas ir fantastas. Vizija – tai mano praeitis, dabartis ir ateitis. Be jų aš niekur nenoriu. Vytautas Mačernis – jauniausias literatūros klasikas, naujosios lietuvių poezijos pradininkas. Gardų Ozas, esantis Žemaitijos nacionalinio parko šiaurrytinėje dalyje, yra didžiausias ir įspūdingiausias ozas Žemaitijoje. Ozas – tai ilgas ir siauras, tiesus ar vingiuotas, dažnai kalvotas pylimas, sudarytas iš smėlio, žvirgždo, gargždo ir riedulių, kuriuos sunešė tirpstančio ledyno plyšiais ar tuneliais tekėję ledyno tirpsmo vandenų srautai. Ozų ilgis gali siekti kilometrus, o plotis dešimtis ar net 100 metrų. Jis prasideda Žemaičių kalvarijos miestelyje, o baigėsi Gečaičių kaime. Jo ilgis apie 4 kilometrus. Sovietiniais metais čia buvo žvyro karjerai. Siekiant sutvarkyti pažeistą teritoriją ir ją pritaikyti pažintiniam turizmui, pagilinti vandens telkiniai, užpilti statų šlaitai, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, nutiesti tilteliai, laiptai į aukščiausią Ozų gūbrį. Įrengta apžvalgos aikštelė bei atlikti kiti aplinkos sutvarkymo darbai. O jei kada suksite galvą, kur švęsti Valentino dieną, važiuokite į Gardų Ozą, užlipkite į apžvalgos aikštelę šiais romantiškais laipteliais ir gėrėkitės nuostabiomis širdelėmis.